Programuotojai, naudodami specialią kompiuterinę kalbą, kuria, testuoja ir diegia kompiuterinės programas. Programuoja duomenų bazes, interneto svetaines, elektroninės prekybos ir klientų aptarnavimo sistemas, rašo programas kompiuteriams, išmaniesiems telefonams ir kompiuteriniams žaidimams. Aš esu Ignas, domiuosi geografiją, muziką, istoriją. Šiaip kol kas dar neapsisprendžiau, ką norėtųsi studijuoti, bet norėčiau, kad darbas būtų gerai apmokamas ir susijęs su užsieniu. Esu Greta, patinka mokytis kalbų, organizuoti mokyklos renginius. Norėčiau studijuoti verslo vadybą ir įkurti savo įmonę. Būtų įdomu dirbti reklamos, švenčių organizavimo srityse. Aš esu Tautvydas, man įdomi fizika ir biologija. Norėčiau dirbti aukštųjų technologijų arba inžinerijos srityse. Nemėgstu rutinos, norėčiau, kad mano darbas būtų dinamiškas ir nenuobodus. Tomas Urbonaitis, programuotojas, darbo stažas 6 metai, dirba programuotojų kredito biure, studijuoja Vilniaus universitete. Visi programavimo darbai prasideda nuo kažkokių tai poreikių kliento. Ar tam klientui reikia puslapio apie jį ir jo šunį, ar jam reikia žaidimo kompiuterinio naujausia, ar jam reikia kažkokios super verslo aplikacijos, kuri ten išvelgtų 10 metų į ateitį. Ir tada iš tų poreikių, jais vadovaudamasis, tu turi susimodeliuoti tą kliento visą biznio modelį į savo kaip programuotojo koncepciją. Verti į kompiuterio kalbą, tai yra imi poreikį ir jie prašai kompiuterinių kodų. Užduotis bus labai paprasta. Ar domiesi investavimu? Galim pasidomėti šiam kartui. Tai va, jeigu domiesies investavimu, reikės kažkokiu būdu susiskaičiuoti, kiek turėsi pinigų su tam tikra investicinė grąža po kažkiek metų. Aha. Ir rankomis skaičiuot gali atsibost, todėl mes darysim labai paprastą internetinį puslapį, kuriame galėsi susivesti savo turimus pinigus, investicinę grąžą, investavimo periodą ir tau programa suskaičiuos, kiek tu turėsi pinigų po tų metų ir taip pat parodys tau grafiškai, kaip tavo pinigai augs. Programuotojai tai negydytojai, galima dirbti be diplomo. Darbo rinka to griežtai nereikalauja turėti universitetinį išsilavinimą, bet tarkim, gauti pagrindam, gauti tam pradiniam suvokimui, kas yra programavimas, kas yra kompiuteriai, kaip turi vykti darbo procesai. Tai manau, kad universitetas yra labai gera vieta, kur pigiai galima gautos informacijos. Galbūt kainos atžvilgių ir kokybės tai yra labai gerai. Toolboxo, iš to įrankių dėžutės, čiupk mygtuką, button. Anglų kalbą tikrai privalu žinoti, nes visa dokumentacija eina anglų kalba, tarkim, labai daug mokymų, seminarų, konferencijų yra anglų kalba. Formalaus išsilavinimo ten labai daug visko yra, informatikoje pačioje yra ir programavimas, ir matematikos labai daug, ir ta pati anglų kalba yra, tai tarkim, ta išsilavinimo prasme daug duoda, būtent informatikos studijos. Įvairių teorinių dalykų, kaip pavyzdžiui, kas yra ten objektinis programavimas, kokios yra apskritai programavimo paradigmos. Moko projekto valdymo pagrindų, kad kažkada, kai pakilsi karjeros laiptais, galėtum vadovauti kitiems žmonėms. Yra dalykai, kurie galbūt nesusiję su profesija, bet tikrai gyvenime nekliudantis, kaip ekonomika, vadyba, finansinė apskaita. Ką dabar? F5 turėtų pakeitimą veikti. Aha, sakau, turėtų. Pasirodo, ne. Tarkim, vien to, ką tu darbe darai, tai dažniausiai yra kažkas siauras sritis. Jeigu tu nori likt modernus specialistas, geras, kad tavęs reikėtų, tu turi dar savo iniciatyvą visą laiką domėtis. Ne tai, kad kas metus, kas dieną yra nauja technologijas, atsiranda naujos savokos, naujos kryptys technologinės. Pažiūrėkime tos pačius mobilius telefonus. Prieš 10 metų mes su jais tik skambinom, dabar mobilusis telefonas yra galingesnis už kompiuterius, kurie buvo prieš 10 metų. Jeigu tu sustoji vietoje, technologijos tave pralenks ir tiek žinių. Taip. Greta, tu šaunuolė, tu pažiūrėk, gerą puslapį. Nuostabu. Va. Visai kiti reikalai. Kyla iki kažkiek tai labai daug, panašu, kad 600 000. Programuotojams perspektyviausia galbūt yra dirbti programinės įrangos kūrimo kompanijose. Tai įmonėje bus daugiau programuotojų, bus daugiau augimo galimybių, bus geresni procesai. Puikus kandidatai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje yra bankai ir visos kitos finansinės institucijos, nes pas jas sistemos paprastai irgi yra didelės, rimtos, programuotojų komandos taip pat būna labai kvalifikuotos. Dar vienas iš didžiųjų tokių užsakovų Lietuvoje tai yra būtent telekomunikacijų įmonės. Šiais laikais kiekvienoje turbūt įmonėje reikia programuotojo. Jeigu jie sako, kad nereikia, jie tiesiog to nežino. Jeigu, tarkim, tu neturi vadybinių, pardaviminių sugebėjimų, tai aš abejoju, ar savo įmonę vėlgi bet kurioje srityje yra verta kurti. Alternatyva programuotojui gera yra dirbti laisvai samdomu, kuri internetinius puslapius įmonėms. Pats vienas, tam nebūtina kurtis
savo UAB ar kitokio juridinio statuso įmonę. Programuotojo yra didžiulis pliusas, kad mūsų produktą labai yra lengva pateikti žmogui kitam pasaulio gale. Yra netgi ne vienas internetinis puslapis, kur yra iš esmės tokia kaip ir darbų birža, kur klientai ieško laisvai samdomų programuotojų, kad jie atliktų jiems vienokius ar kitokius darbus. Dauguma programuotojų Lietuvoje yra būtent samdomi visai dienai ir dirbo ofise. Tarkim, ar lengva atsiriboti nuo tų visų skaičių, nuo tų kodų ir panašiai? Stereotipas programuotojo yra, jisai galbūt kažkiek koreliuoja su moksliuko stereotipu, tai yra tas žmogus, kuris niekur neina iš namų, sėdi ten apsikabinęs kompiuterį, vieną ranką, kitą knygą. Gyvenime jų yra mažai. Tai yra tikrai labai ekstravertiškų žmonių programuotojų tarpe, kurie mėgsta bendrauti, labai aktyviai leidžia laisvalaikį. Aš save turbūt irgi priskiriu tiem aktyvesniem šiek tiek, nes mano pastarosius kelis metus pagrindinis hobis yra parašiutizmas, o prieš tai buvo automobilių lenktynės, dabar dar iš tokių naujesnių užgimstančių, pavadinkim, tai yra kalnų slidinėjimas. Nėra didelių kliučių užsiimti savo mėgstamais dalykais, savo hobijais. Tai tikrai nėra prastai apmokamas darbas. Žinoma, jeigu turi patirties, karjeros pradžioje pinigai tikrai nėra dideli, nes karjeros pradžioje tu tiesiog nelabai ką te gali padaryti. Kitas privalumas tai man tai yra savirealizacija. Aš tikrai kurdamas programas, rašydamas naują kodą, aš kuriu. O kūrybinė veikla, jinai, mano supratimu, yra daug duodanti pačiam. Šitas darbas iš tiesų yra labai analitinis, verčia mąstyti kūrybiškai ir ieškoti naujų sprendimo būdų, dėl to, rutina kaip ir kiekvienam darbe gali atsirasti, bet iš tiesų čia jos galime labai lengvai ir išvengti. Aš taip įsivaizdavau, kad tas programuotojo pati specialybė taip labai sukausto ir tu nieko daugiau nematai, tik tai kompiuterio, ar nėra? Taip. Gal net nuo mažens turi būti jau kažkaip, nežinau, tas protas truputį kitaip veikti, kad tu matytum daugiau negu kiti žmonės. Kai jis ten pasakoja, tai man ten toks tamsus miškas. Ten tai aš taip įjungiau pas save tokia, kad aš klausau dainelę, man ten tokia. Niekada nebūčiau pasakius, kad informatikas gali skraidyti su parašiutais iš lėktuvų, užsiminėti kažkokiom mašinų lenktynėm ir panašiai. Tai iš tikrųjų, vadinasi, galima suderinti tos dalykus ir kiekvienas žmogus, matyt, gali savyje tokį atrasti balansą. Visas gyvenimas yra vis labiau siejamas su kompiuteriu. Jau dabar kaip tobulėja viskas ir dar ateityje aš nebeįsivaizduoju, ką jie gali sukurti. Ir programuotojų kuo toliau, tuo labiau reikės.